Prasmės alchemija. Apie prasmingus dalykus ne visai paprastai, bet prasmingai. Šiaip manau, tas posakis, kad viskas ateina nuo galvos, yra labai teisingas. Aš tą per savo karjerą mačiau daug kartų, kai yra labai stiprus geras vadovas komanda ir kaip komanda keičiasi ir kaip galbūt vadovas ne pats tinkamiausias ir vėlgi kaip kažkas gali lengvai subirėti. Aš labai daug kartų per savo savaitę, mėnesį ar metus gaunu žodį ne iš labai daug žmonių. Bet apskritai yra tokių žmonių, kurie pasimetę ir neturi tos prasmės, tai mano didžiausias patarimas tiems būtų, ką jau turbūt truputį ir minėjau, ieškoti ir apsistatyti save tokiais žmonėm aplinkui, iš kurių tu galėtum įsikvėpti. Aš labai linkus keist dalykus, nes man turbūt blogiausia frazė, kurią gali kolektyviai, ypač darbe, pasakyti žmonės, mes visada taip darėm. Sveiki. Čia Prasmės alchemija. Ir aš Gabija Skučaitė, šios tinklalaidės vedėja, vėl sveikinuosi su jumis. Tie, kurie jau žiūrite mūsų laidą ir žiūrėjote anksčiau, kiekvieną kartą čia pasikviečiu pašnekovus, kurie turi įvairios ir manau, ilgametės ir prasmingos patirties tiek gyvenime, tiek savo veiklos sferose. O šiandien mano pašnekovė tikrai nuostabi, žavinga, graži, bet ir labai daug pasiekusi ir daug įvairių sričių vystanti moteris, Eglė Pavydė. Sveika, Eglė. Labadiena, labai malonu čia būti. Ir aš, Eglė, pristatysiu, kiek daug tu darai, kad ir tie, kurie tavęs nepažinojo anksčiau, bet žiūri šitą laidą, galėtų pamatyti tavo platų veiklos spektrą ir gal iš tiesų įsikvėptų ir iš to, kiek daug galima viename žmoguje sutalpinti. Tai Eglė yra ir kompanijos hVivo verslo plėtros direktorė Europai ir Azijai, Venn Life Sciences pardavimų vadovė, startuolio Launchverse steigėja ir CEO, Forbes verslo plėtros tarybos narė, asociacijos lyderė, lyčių lygybės darbo grupės koordinatorė, tuo pačiu Eglė ir mentorė. Ir dar labai įdomu, kad ji, čia iš visų jų pavadinimų matosi, kad labai susijusi su ilgamžiškumu ir gyvybės mokslais. Tai Eglė pati esi ir ilgamžiškumo longevity entuziastė. Ir aš taip ir pagalvojau, kad visai protinga galbūt mums pradėti šį pokalbį tokią linkme. Jeigu jau mes taip siekiame gyventi ilgai. Ir ta longevity tema šiais laikais tampa labai populiari. Ir natūralu, kad žmogus nori gyventi ilgai, dažniausiai. Tai koks tas ilgas gyvenimas turėtų būti ir kaip tu galvoji, kiek tame ilgamžiškume reikia prasmės? Tai aš manau, čia labai geras klausimas nuo jo startuoti ir labai tai yra tarpusavėje glaudžiai susiję, nes apskritai, kaip kalbam apie longevity ir ta visa filosofija ir sako, kad aišku, iš dalies tai yra daug apie sveikatą, bet tai ir sako, kad tas tavo gyvenimas turi būti kokybiškas. Tai va tada, kai kalbam apie tą kokybę, daug dalykų susiveda į sveikatą, į tavo gerbuvį, į tai, kad tu galėtum tuos ilgus metus ne tik tai būti gyvas, bet ir gyventi tą gyvenimą ir jį gyventi prasmingai. Ir faktas, kad kai pradedam nuo tokių mažesnių dalykų, visų pirma, reikėtų susitvarkyti sveikatą, kad tu būtum pajėgus tą prasmę rasti ir ieškoti, bet vėliau žinoma, netgi ir pačiam longevity visuose elementuose labai daug tos prasmės yra. Labai yra nustatyta daug, kad mūsų veikia mūsų emocinė sveikata, ne tik tai fizinė, kad mums reikia daug socialinių ryšių ir vėlyvame amžiuje, kad mes galėtume, kad mūsų smegenys funkcionuotų, kad mes turėtume tikslą iki pat savo paskutinių dienų. Ir tai irgi yra longevity dalis. Tai yra ne tik apie sveikatą, bet apie tą visokiojopą gyvenimo kokybę ir tos prasmės turėjimas yra tikrai labai svarbus to elementas. Tai iš to, ką dabar pasakėjai, kaip suprantu, pagrindiniai prasmingo gyvenimo akcentai būtų visų pirma, aišku, ir sveikata, socialiniai ryšiai, priklausimas tam tikrai bendruomeniai ir tikslo turėjimas. Atrodo, kad tokios 3 ašys tam, kad gyvenimas būtų prasmingas, reikia šių elementų. Na ir su tikslo turėjimu tikriausiai tikslas mums suteikia kažkokį ir imperatyvą, ir impulsą veikti, kažko siekti. Matosi iš pačios tavo veiklos aprėpties masto, kad tikslo turėjimas
mus motyvuoja ir užkuria. Tai pažvelkime apie tą tikslo būtinybę, kaip tu pati pajauti savo gyvenimo misiją, kokia ji yra, kada tu ją pajauti, kada tau atsirado tokios gyvenimo misijos suvokimas, kuri po to iš tikrųjų virsta mūsų gyvenimo tikslais, o po to ir uždaviniais. Tai iš tikrųjų tas tikslas gal ar tai apskritai, kur aš noriu būti, atsirado pakankamai anksti. Aplink mane buvo gerų pavyzdžių ir čia, manau, irgi labai svarbus elementas bet kuriam žmogui, kai tu ieškai galbūt dar tik tai to savo tikslo, kad apsistatyti save tais geraisiais pavyzdžiais ir iš tų žmonių, kad galėtum įsikvėpti. Tai man tas įsikvėpimas atsirado ankstyvam amžiuje, aš labai anksti žinojau, į kokią sritį noriu eiti, kad tai bus gyvybės mokslai. Ir visada ir buvo tas noras, nes tu, kai eini į sveikatos mokslus, galima daug įvairių kampų pažiūrėti, bet visada yra tas noras padėti žmonėm, padėti jiem gyventi geriau. Tai faktas, kad visada tas buvo šalia ir visada tas kirba ir aš manau, kiekvienam gyvenimo etape jis pasikeičia vis kitokiu kampu. Aš studijavau farmaciją, faktas, kad farmacija apskritai yra mokslas, kuriuo tu sieksi vėliau padėti žmonėm vienokiu ar kitokiu atžvilgiu. Žinoma, aš pasukau ne į vaistininkystę, nepadėti pacientams galbūt tiesiogiai, aš esu klinikinių tyrimų versle šiuo metu, bet vėlgi man labai patinka pas mane įmonėje, kad ne viskas nukreipta į pinigus, kad tai nėra, kad visi kaip įsivaizduoja farmacijos mafiją vadina ir panašiai, tai kad tos prasmės ir ten yra labai daug, nes pavyzdžiui mano įmonė dirba klinikiniuose tyrimuose, kurie vysto vakcinas ir infekcinėms ligoms skirtus vaistus ir pernai metais buvo užregistruota didelės farmacinės kompanijos pirmoji pasaulyje vakcina nuo RSV viruso. Ir jisai pažeidžiamiausius paliečia labiausiai, tai yra vaikus, neišnešiotukus vaikus ir senyvo amžiaus žmonės. Ir mūsų SEO kompanijos pabrėžia kiekvienam, nežinau, quarterly meet'e, kaip tai yra prasminga, ką mes darom, kad mes padėjom tą vakcinai ateiti į rinką ir kad tai nėra vien tik tai, kad mes siekiam pelnų ir norim čia didelių augimų ir panašiai. Tai tada priverčia susimastyti, sustoti ir kas ta prasmė yra ir kad tikrai tu matai, kad vis tiek tas tavo tikslas, realiai nuo to, kuris gal buvo 5 klasėje visai kitoks, jisai nelabai pasikeitė, nes vienokiu ar kitokiu kampu tu vis tiek žmonėms bandai kažkaip padėti. Ir tai tavo tokia misija yra, ne, kurią tu jau buvai užčiuopusi pradžioje, dar jaunystėje, vaikystėje, kad tavo misija padėti žmonėms ir tos veiklos, kurias tu darai, atrodo vienaip ar kitaip veda prie tos misijos išpildymo. Taip ir aišku, mano gal ta kryptis tokia padėti žmonėms per sveikatą. Ir netgi, kaip minėjau, dabar aš tarkim vaistinėje nedirbu, bet labai domiuosi longevity tema ir neseniai pradėjau ir blogą rašyti tą temą. Ir tai irgi realiai aš sėdžiu, kaip ir gaištu savo laiką, ieškau įvairių mokslinių straipsnių ir panašiai, bet aš noriu, kad platesnė visuomenė būtų sveikesnė, kad mes tikrai kreiptume dėmesį į savo sveikatą, nes kai tu susitvarkai į savo fizinę sveikatą ir tavo emocinė ir visa kita būklė keičiasi. Tai jo, manau, tai vienas yra iš mano tokių didesnių, svarbesnių gyvenimo tikslų. Taip, kurią galima jau įvardinti kaip tam tikrą misiją, kuris suteikia prasmę. O tuo pačiu, Eglė, tu esi ir mentorė, ir vadovauji žmonėm. Vadinasi, ne tik pati turi savo gyvenimo prasmę, bet tikriausiai padedi ir kitiems žmonėm, ir ypač savo kolektyve, ją surasti. Ar galėtum iš tiesų kažkaip apibrėžti, kaip keičiasi, pavyzdžiui, tas turėjimas asmeninės prasmės, kai ją norime perduoti kitiems žmonėms. Ir ar keičiasi? Ir ar tu gali kažkokią takoskyrą atskirti tarp tokios asmeninės misijos, asmeninių vertybių ir kolektyvinės prasmės ar kolektyvinės misijos, arba kaip ją tą asmeninę perduoti ir paversti kolektyvinę, nes kiekvienas kolektyve yra su sava misija. Kaip šita sąsaja vyksta ir kaip tu tai darai kaip vadovė? Man irgi, mano vadovo dabartinio yra labai geras pavyzdys, kai mes norim įgyvendinti kažkokius pokyčius įmonėje, kurie galbūt nepatogus, kažkas naujo, kažkas galbūt priešinasi netgi tiem pokyčiam.
jisai sako angliškai lead by example ir kai tu savo pavyzdžius sugebi rodyti, kad, nu žiūrėkit, čia nėra taip sunku, mes čia galim lengvai veikti, čia galbūt galima kažką gudriau padaryti ir nebūtina ten kažko, tarkim, išvargti ar panašiai. Tai tu matai, kaip žmonės susikrečia, įsikvepia ir kaip tai yra žymiai lengviau. Elementarus pavyzdys, aš vadovauju Venn Life Sciences verslo plėtros skyriui ir ten žmonės tikrai buvo tokie, kad jie ir olandai, kurie šiaip yra pakankamai atviri, bet tokie tikrai buvo susikaustę socialinės medijos prasme. O mes vis tiek norim reklamuoti savo paslaugas, mes norim, kad mūsų vardas būtų žinomas, tai juos įkvėpti, kad ir jie kažką imtų, tarkim, toj socialiniai medijoje LinkedIn'e daryti, buvo tokių tikrai challenge'ų, tai bet kai tu rodai tą pavyzdį, kai tu nuolat komunikuoji, kai jie mato, kad iš to yra vertė, tai va tada lengviau kažkokį pokytį daryti. Tai aš manau, tas per pavyzdį kolektyvui geriausiai veikia, nes jie mato, kad, jeigu ir vadovas taip daro, turbūt ir aš taip galėčiau bent į kažkurią pusę daryti. Ir šiaip manau, tas posakis, kad viskas ateina nuo galvos, yra labai teisingas. Aš tą per savo karjerą mačiau daug kartų, kai yra labai stiprus geras vadovas komandoje ir kaip komanda keičiasi ir kaip galbūt vadovas ne pats tinkamiausias ir vėlgi kaip kažkas gali lengvai subirėti. Taip, na aš irgi tikiu, kad iš tiesų galima labai prasmę žmonėms ir įkvėpti, ir perduoti, ir suteikti prasmę. Ir čia iš tiesų vadovų rolė, na, ir tikriausiai mūsų asmeninių požiūrį, bet ir mokslinė literatūra, straipsniai irgi daug apie tai kalba, kad lyderių rolė formuojant kolektyvinę prasmę sampratą yra labai svarbi. Bet tuo pačiu mes irgi kaip vadovai ir tie prasmės formuotojai irgi susidurime su kažkokia beprasmybė savo, ar ne, veikloje, gyvenime. Kaip tau būna tokie momentai, ar tu juos patiri, kai atrodo kažką darai ir ten ar užknis, ar nepatinka, ar kažkoks va toks, kam aš čia turiu tai daryti, ar būna tau tokių epizodų ir kaip tu juos konvertuoji į tą, kad va, tai reikalinga, nu vis tik tai yra prasminga. Ar yra kažkokia prasmės konversija iš to, kas atrodo beprasminga į prasmę? Tai apskritai mano tiesioginė darbinė veikla tai yra pardavimai. Tai vadinasi, aš labai daug kartų per savo savaitę, mėnesį ir metus gaunu žodį ne iš labai daug žmonių. Tai vat tada gal tu susidari, kad aš čia tiek dariau, aš čia tiek stengiausi ir man vėl ne, nes faktas, kad tu visiems tų pardavimų nepadarysi ir kad gali atsirasti tas ne. Tai su tuo susigyveni ir prie to turi priprasti ir tą kažkokią storesnę skūrą užsiauginti, bet ne vien tik tai tame yra beprasmybės, yra kartais beprasmybės ir kažkokiose veiklose, kur atrodo tiek visas kolektyvas tengiasi, bet kas iš to išeis ir tada tu turi arba su tuo susitaikyti, arba bandyti kažką keisti. Aš labai linkus keist dalykus, nes man turbūt blogiausia frazė, kurią gali kolektyviai, ypač darbe, pasakyti žmonės, mes visada taip darėm. Nu tai man už tai nėra nieko blogiau ir tai dažniausiai būna iš tų kolegų, kurie įmonėje dirba 10+ metų ir jie visada taip darė ir jie nieko nenori keisti. Tai vat, kai atsiranda tas, kad aš jaučiu, kad tos prasmės trūksta, aš stengiuosi įvesti tą pokytį, jeigu tai įmanoma faktas, arba bent jau tada požiūrį savo kažkaip keisti į situaciją. Aš kaip tik prieš mūsų šitą pokalbį turiu irgi tokį kitą pokalbį tiesiog su savo kolegom ir labai, kadangi pradėjom tokį naują dalyką daryti, tai jam ir irgi kalbėjau apie tai, kaip čia prasminga tai būtų ir dėl kokių motyvų tai būtų prasminga, bet to pačiu sakiau, kad tam, kad tai būtų prasminga ir tai reikės daryti ilgą laiką. Ir kad prasmė pasireikš, kad mes nesitikėtumėm labai greitos sėkmės, kad mums reikia daryti tai ilgai ir besikartojančiai, bet to pačiu, kad tu sakai, reikia nuolat evoliucionuoti. Tai yra nepamesti tų dalykų, kurį pradėjai, dėl to, kad ne visada pasiseks, ne visada mes turime vaikytis trumpalaikės sėkmės, ne visada viskas būna net ir finansiškai iš karto pelninga. Bet aš galvoju, kad tas tęstinumas ir evoliucija yra labai svarbios tokio prasmingo darbo, tokios lygties, žinai, dalės, kur tam, kad būtų lygų prasmė, tai turi būti tęstinumas ir kaita. Čia mano dabar tokia šiandienos gal yra įžvalga, kad jeigu mes tęsiam dalykus, o jų nenumetam,
Tai per tokią besitęsiančią tų dalykų tąsą mes galim retrospektyviai pažiūrėti, kaip pasikeitė tai, kaip buvo ir ką mes turime šiandien. Kaip ir mes savo gyvenimą, jeigu pažiūrime atgal, kaip mes kažką darėm ir kuo mes tapom, tada tu pamatai, kad prasminis pokytis kažkoks įvyko. Tai čia toks pasvarstymas į tai, ką tu sakai. Man čia labai siejasi gal ir kartais, ypač versle, su strategijos laikymusi. Nes aš esu mačius savo irgi karjeroje situacijų, kai užsibrėžiama strategija ir lygiai tą patį, ką sakot, pusė metų praėjo, nepasiteisino, važiuojam kažką naujo galvojam. Tai kai kuriem dalykam reikia tikrai ilgo to kartojimo, nuolatinio to persistency, nežinau kaip lietuviškai teisingai pasakyti, užsispyrimo, atkaklumo. Taip. Ir faktas, kad kai tu tą strategiją kažkokią turi, tu turi keisti. Negali, kad aš bukai važiuosiu, nieko nematau, čia yra mano strategija, nes įvyksta tokie dalykai kaip COVID'as, įvyksta tokie dalykai kaip karas. Ir faktas, kad tu turi keistis, bet ta pagrindinė kažkokia kryptis, aš manau, vis tiek jos turi laikytis bent kažkurį laiką, kad tą ilgalaikį rezultatą galėtume pamatyti. Kaip ir to savo gyvenimo misijos, ar ne? Kažkokio tai pagrindinio tikslo ir jame leisti ir nuolatinę kaitą. Nes tik tai kaita vis tiek veda mus prie kažkokio patobulėjimo. O jeigu mes ten užsisklendę ir nenorime įsileisti jokios kaitos galimybės, tuomet tada ir tos prasmės pasireiškimas labai, labai mažai gali pasireikšti. O kaip tu, kaip mentorė, ar tu susiduri su žmonėmis, kurie ateina ir, pavyzdžiui, sako, kad prarado prasmę, ar jie ten jaučia beprasmybę, ką tu jiems tada patari, jeigu gali pasidalinti kažkokiais nekonkrečiais pavyzdžiais, bet savo įžvalgom? Tai gal mentorystės apskritai programos, kuriuose aš dalyvauju, jos skirtos labai motyvuotiems šiaip žmonėms. Tai gal jie netiek būna praradę pačią prasme, kiek labiau kelio ieško ir ieško vėlgi tų gerųjų pavyzdžių, iš ko galėtų pasisemti ir surasti tą savo, tai kaip man čia dabar geriau pasielgti, kur man čia geriau pasukti ir panašiai. Bet apskritai yra tokių žmonių, kurie pasimetę ir neturi tos prasmės, tai mano didžiausias patarimas tiems būtų, ką jau turbūt truputį ir minėjau, ieškoti ir apsistatyti save tokiais žmonėm aplinkui, iš kurių tu galėtum įsikvėpti. Nes irgi būna, tikrai jūs turbūt irgi turite tokių draugų, kur susitinkat ir jie tiesiog siurbia iš jūsų energiją ir tiesiog iš jų pasisemt kažko labai negali, jie nori visko iš tavęs, bet tau nebūtinai duoda. Tai tokių žmonių reikėtų turbūt netgi ir vengti ir apsistatyti save tokiais, kur tu galėtum pamatyti, aha, jeigu jis taip gali ir aš turbūt galiu kažką daugiau. Ir faktas, kad tu niekada negali pasakyti žmogui, tavo prasmė dabar bus tokia, arba iš vis pasakyti, tu turėtum daryti taip. Ir netgi pati mentorystė yra ne apie tai. Tu turėtum pasakyti, kaip buvo tau ir tada tas žmogus turi pats susivokti, kaip jam tai galėtų būti. Bet faktas, kad jeigu tos prasmės trūksta, tai net ir mentorystės programų paieška yra geras būdas bandyti tą savo kelią ir prasmę rasti. Svarbu, aš tame, kaip sakai, turėti tos įkvėpėjus, bet tame neprarasti paties savęs, nes mes vis tiek turime savo tą kelią. tą kelią, kurio kiekvienas turi eiti. Ir tikrai gal ir jauna karta dabar labai daug žvalgosi dabar tos medijos ir visi tokia influencinimo karta, kuri atrodo tas žodis pats influencinti kažką, tai kaip ir paveikti kito žmogaus sprendimą. Tokia atrodytų tiesioginė įtaka galėtų būti ir tada neprarasti, man atrodo, kad tam, kad tu tikrai pajaustum tą savo misiją, labai neprarasti savasties, kad čia tikrai mano. Čia nėra, kad man kažkas pasakė, kaip tu sakai, ne? Nes jeigu kažkas tau kitas pasakė, ką tu turi daryti, tai tu darysi tai, ką tas žmogus nori, kad tu darytum. O tada tu labai lengvai prarandi ir atiduodi savo savastį. Tai čia tokia abipusė nuodėmė, galima sakyti, gaunasi. Žmogus nusideda savo savasčiai ir
ir tampa įrankiu kitų tikslams. Bet aišku, jeigu tai yra įkvėpimo momentas, kiti žmonės duoda ir mes vėl kaip vadovai irgi daugam užduodi tą kelią ir kažkokias vertybės naviguoji, bet man pačiai atrodo visada svarbu, kad tas žmogus tikrai jaustųsi, kad tai čia į save realizuoja, kad čia yra jo kelias. Jeigu jam niekada nelaikau žmonių, jeigu jis nori kur nors kitur išeiti, nesvarbu, kad jeigu tik jis pajautia, kad jis ne šitam kelyje, ne šitam, tai kad jis visada turėtų tą laisvę pasirinkti. Tai gal jauniems žmonėms irgi ypač svarbu nepamesti tos savasties, žvalgytis aplinkui, bet vis tik tą savo kelią visada turėti. Ar dar yra tau tokių, ką tu pasakytum, kad gyvenime arba kasdienybėj darai ir, ai čia, be reikalo tai dariau? Aš gal labai, man laikas yra pats brangiausias dalykas, nes man jo paroj visą laiką trūksta. Tai aš labai bandau, ne visada pavyksta, žinoma, bet labai bandau pasversti, ką daryti. Ir aš pagalvoju, mano ten kokie draugai ar draugės, gal kokį, nežinau, Facebooką ar Instagramą scrollina, aš scrollinu LinkedIną. Ten kažkas, nežinau, skaito kokius pletkus apie kokias žvaigždės, aš skaitau kokį ar tai mokslinį straipsnį, ar tai kokią, nežinau, Forbes ar Harvard Business Review ar dar kažką. Tai aš labai tą stengiuosi matuoti ir tų bereikalo dalykų, kad būtų kuo mažiau. Arba, pavyzdžiui, visi ten žiūri, nežinau, savaitgalį televizorių, kokį ten Netflixą. Tai aš per Netflixą žiūriu vien tik dokumentiką, kur aš vėl kažką galėsiu sužinot ir panašiai. Tai aš tų bereikalo dalykų labai stengiuosi vengti. Bet tu tą darai labai sąmoningai. Taip. Nes va šitą takoskyrą tarp to, kas būtų bereikalo, ir kur mes galvom, kam aš tai dariau? Iš tikrųjų, ten praskrolinau valandą laiko ir tai buvo bereikalo. Taip. Bet tu turi labai sąmoningą iškart nusiteikimą, kad ši veikla tu žinai, kad ji yra bereikalinga ir tu ją iš karto sąmoningai konvertuoji į prasmingą. Bet negali, aišku, ir būti tokio savęs kažkokio ribojimo. Jeigu aš noriu pažiūrėti kokį, nežinau, buką, komediją, tai aš turbūt ją ir įsijungsiu ir pažiūrėsiu jo, bet tas balansas turi būti. Ir faktas, kad čia yra sąmoningumo klausimas. Ar tu leisi laiką vienaip ar kitaip. Ir gal kai su žmonėm kažkokiais ar ir tais pačiais mentį kalbu, tu ir turi pasvert, ko tu nori, koks tavo tikslas, ko tu sieki ir kur tu savo laiką dedikuoji. Nes kai manęs paklausia, kaip tu viską spėji, tai aš taip ir viską spėju, nes turbūt aš neskiriu jo laiko. Nedarai dalykų be reikalo. Taip. Ar ne, tu viską darai tikslingai. Nesakau, kad viską tikrai ne viską. Neįdėliu ir panašiai, bet stengiasi atrinkti tuos dalykus, kurie yra nereikalingi ir daryti. Kokia tu šaunuolė, Eglė. Tikrai, bet tie pavyzdžiai, kaip sakai, jie gali tikrai įkvėpti ir kitą. Tai nereiškia, kad jis praras savo misiją, bet jis galvos, o gal aš irgi kažkur tai išvaistau savo laiką. Taip. Nes laikas yra tas mūsų tik prasmingas čia gyvenime turtas. O tu kaip vadovė, ar susiduri darbinėje aplinkoje, kai pamatai iš kažkokių simptomų ar signalų, kad kai kurie žmonės ar ten kolektyvas prarado prasmę, ar kas tau tai išduoda žmoguje ar kolektyve? Paprasčiausias turbūt dalykas, kas išduoda, tai tokia frustracija žmonių, kai mes irgi dabar įdieginėjom naujas kelias paslaugas pas save įmonėje ir faktas, kad komanda turi dirbti viską padaryti nuo nulio. Ir kai komanda dirbo kokį, nežinau, mėnesį laiko, pristato prezentaciją ir vadovas ją taip nužudo lengva ranka, nepikto norėdamas, ne dėl to, kad jisai būtų tokio būdo, tiesiog jam tuo metu pasirodė tai ten nelogiški kažkokie dalykai ir tada tu matai to žmogaus, kuris visišką nusivylimą. Ir faktas, kad mes visi, kadangi mes dirbam tikrai kaip komanda, visi vieni kitus jaučiam, ir tada bandai valdyti ten kažkaip padrasinti žmogus, čia viskas buvo gerai, čia nedidelių reikia pakeitimų ar panašiai. Arba būna, kad aš irgi, pavyzdžiui, turiu kelis žmonės, kurie man raportuoja ir kiti žmonės pajaučia, kad o čia tu gal patikrink, gal kažkas jam negerai, irgi įspėja. Tai ta komanda, bet kokia, kur jinai bebūtų, ar tai, nežinau, universitete, ar tai įmoniai, jinai yra gyvas organizmas ir turi signalizuoti, kaip mums pradeda kažkur skaudėti, jeigu kažką nesusižiūrėjom su savo sveikata, tai čia irgi tas skausmas ganėtinai lengvai išlenda. Taip. Ar galvoju, kad tada kito žmogaus pagalba,
kokio pobūdžio būtų, ar jinai tokia paguosti reikia, ar labiau motyvuoti, kas va tada, ypač sakai, darbiniais tokiais aspektais, tai kaip ir norisi, atrodo, padrasinti, kad žmogus neprarastų tikslo. Taip, tai iš tikrųjų yra labai individualu, kitus tai tiesiog reikia palikti ramybę ir reikia tai jaus, kad jam duoti erdvės, jisai išsipyks ir kitą dieną vėl jis bus motyvuotas, kitiem labai reikia to gero žodžio ir aš manau, Lietuva jau mokosi po truputį duotą gerą į grįžtamą į ryšį, bet mums dar reikia toli nueiti. Ir kartais tiesiog, kad ir mažas tam ilgam procese, kad ir mažas jau laimėjimas, bet jis vis tiek laimėjimas ir juo reikia bandyti pasidžiaugti ir tai pagarsinti, nes tu gali pasidžiaugti viduje, oi kaip gerai jis čia padarė šaunuolis, bet tas žmogus to nežinos, o gal jam to reikia ir tai jį užsuks tą motivaciją ir tas tikslas vėl bus saulė šviesojo, o ne už juodų debesų. Išmokti pastebėti. Mes tikrai turim vis labiau ugdytis pastabumą ir iš tiesų kartais praleidžiame tuos momentus, kurie verti pastebėjimo ir kažkokios mini pergalės ir jos įvardinimo, nes tai labai svarbu. Ir to pačiu taip gal nebijoti tos kritikos, kuri atsiranda, nes jeigu viską priimsime kaip geriausius dalykus, kurie vyksta, neturėsime kritinio žvilgsnio, bet tai irgi jo per daug nesureikšminti kaip kažkokio nuopolio, kad čia viskas blogai. Bet jeigu tame mokėti ir pamatyti gerus dalykus ir to pačiu iš to blogo dalyko, nedaryti didelės gal tragedijos, nesureikšminti tiek daug to, kas ir tą akimirką. Nes kaip sakėm, kad iš tiesų praėjus laikui viskas gali atrodyti kažkokia drama ar tragedija. Čia mūsų laidos redaktorė prieš tai sakė, Vitalija, kad kai kurie dalykai atrodo kaip tragedija, o praėjus laikui pasirodo, kad čia komedija buvo. Taip, iš tikrųjų, man irgi yra tokių gyvenime momentų, kur gal buvo labai sunkus, bet praeina ir atrodo, ko tu čia taip pergyvenai. Arba iš tiesų pasirodo, kad visa tai turėjo tam tikrą prasme. Kad iš tiesų net dalykai, kurie vyko, jie iš tiesų buvo reikalingi dėl to, kad mes kažko išmoktumėm, kažkokia prasmės, ta užkoduota prasmė mums dažnai tokia dar yra nepavaldi suvokti duotuoju momentu, ypač rimtose dar dalykuose. Tai kad mes kartais galim labai nusivilti tuo, kas po to pasirodo, turėjo visai rimtą prasme, ar potekstę, kuri mums atvirų tekstų nepasireiškia. Tam reikia, kad laiko praeitų. Taip, ir iš to mokiniesi. Ir lygiai tas pats grįžtamasis ryšys, jį priimti reikia mokintis. Nes aš manau, atsuku laiką atgal ir pasižiūriu, kaip aš reaguodavau į pastabas prieš kokius, 5-7 metus, tai man pačiai būtų baisu su savimi dirbti. Čia aišku juokais, bet tikrai, tu mokiniesi, tu pamatai, kaip tu galėjai visai kitaip toj situacijai pasielgti ir kaip gal išvengti kažkokio konflikto galėjai ir vėliau turi į tai atkreipti dėmesį, su savim dirbti ir stengtis elgtis kitaip kitoj situacijoje. Ir išlikti tame, pasitobulinti, kad nepabėgti nuo bet ko, organizacijos, kažkokio santykio su komanda, su kom nors, dėl to, kad aš taip iš karto puolu, įsižeidžiu ir čia viskas jau, nes prasmė kaip ir tikrai pasireiškia ir tų dalykų prasmės per ilgą laiką, kai mes išliekame ir darome toliau dalykus, nepaisydami to, kad kelyje yra sunkumų. Labai įdomu su tavimi pasišnekėti, tikrai tokia turtinga ir veiklomis, ir įžvalgomis. Šiandien mūsų laidoje Prasmės alchemija svečiavosi Eglė Pavydė, kuri pasidalino savo patirtimi. Buvo man labai įdomu, Eglė, su tavimi pasišnekėti. Gal dar norėtum palinkėti, kaip gyventi ilgai ir prasmingai? Tai kiekvienam ta prasmė turbūt yra kitokia, svarbu ją rasti ir jos nepaleisti. Ir turbūt, ką mes ir šiandien kalbėjom, kad jokie aplinkiniai jos iš tavęs negalėtų niekaip pavogti ir dėl jos reikia kovoti, ją visada išlaikyti ir visada turėti ir nenusileisti kitiems ir dėl kitų nuomonės geresnės ar kažko save susimažinti kažkaip. Tai to visiems ir linkiu. Aš manau, čia nuostabus palinkėjimas, kad niekuomet neleiskite iš jūsų pavogti tai, kas jums yra prasminga. Ačiū tiems, kurie mus klausėte, žiūrėjote ir iki kitų susitikimų. Čia Prasmės alchemija ir aš Gabija Skučaitė.